su jumis jau nardymo centras Dana. Viename iš mūsų siužetų mes kalbėjome apie rebrizerius. Aš pasakojau, kas tai per nardymo aparatas, kokio principų veikia, kokios turi privalumus ir pasakojau, kodėl būtent aš pasirinkau nardymą su rebrizeriais. Šiandien tęsiam šitą pokalbį ir aš truputėlį plačiau pakalbėsiu apie Inspiration tipo rebrizerius. Kaip jau minėjau, aš pasirinkau Ambient Pressure Dyeing rebrizerius. Nardo būtent su Inspiration rebrizeriais. Viena iš priežasčių, kodėl aš juos pasirinkau, yra ta, kad šitie rebrizeriai labai lengvai konfigūruojasi. Jos galima perkonfigūruoti, pritaikant prie kiekvieno žmogaus, kiekvieno naro jo poreikių. Atkreipkite dėmesį į čia. Čia stovi du rebrizeriai ir iš pirmo žvilgsnio jie yra visiškai skirtingi. Tačiau galiu jūs patikinti, kad čia vienas ar tas pats rebrizeris, tik tai sukonfigūruotas ant skirtingų platformų. Štai va čia yra Evolution rebrizeris, kuris yra įdėtas į savo standartinį keisą. Jeigu mes jį atidarysim, pamatysime, kad viduj yra rebrizerio kanistra su filtru ir elektronika ir yra du cilindrai su reguliatoriais. Yra deguonies cilindras, yra diluentų cilindras. Dabar pasižiūrėkim, kas yra čia. Nuėmus šito rebrizerio dangtį, jūs matot, kad viduj yra lygiai tokia pat kanistra. Šita kanistra yra truputėlį didesnė, kadangi čia yra Inspiration versija. Šiaip Inspiration nuo Evolution skiriasi tik tai kanistros dydžiu ir filtro dydžiu. Čia aš laikau dėžę, kurioje pradžioje buvo šitas rebrizeris. Taigi mes jį išėmėm iš šitos dėžės ir sumontavom į tokį rėmą. Šitą rėmą narai vadina travel frame arba kelioninį rėmą. Taigi kodėl žmonės pasirenka tokią konfigūraciją ir kokie yra jos privalumai. Taigi naudojant rėmą mes turim galimybę išdėstyti visus įrangos elementus būtent ant rebrizerio rėmų. Tuo pačiu mes pasieksim idealų balansą būnant vandenį. Mano šitam variantui aš naudoju 3 litrų balionus, tai yra va čia oro balionas, mes jį vadinam diluentu. Iš vienos pusės, iš kitos pusės bus deguonies balionas, o greta jo yra pritvirtinta argono sistema. Argono sistema čia susideda iš 2 litrų baliono, kuris yra pripildomas argono dujų. Ir taip pat reguliatoriams. Ir aišku, mes šitą visą reikalą prijungiam prie savo sauso nardymo postų. O iš šitos pusės pas mane simetriškai yra deguonies balionas, irgi 3 litrų. Ir šalia jo yra pritvirtinta nardymo prožektoriaus kanistra. Taigi tokia konfigūracija yra labai kompaktiška, labai ergonomiška, leidžia puikiai išdėstyti savo svorius ir pasiekti idealų balansą būnant po vandeniu. Iš priekio šitie rebrizeriai praktiškai identiškai atrodo, viskas pas juos yra tas pats. Tik tai šitas rebrizeris, kuris sumontuotas ant rėmų, jis yra labai stabilus, jisai labai stabiliai stovi ant biliakurių paviršių. Ir taip pat jisai labai jaukiai ir ergonomiškai būna ant naro pečių, kai mes susidedam arnelį. Šitame rebrizerį dar yra sumontuota taip vadinama Onboard Gas Connection System. Tai yra sistema, kuri leidžia prijungti išorinį balioną prie mūsų rebrizerio dujų sistemos. Tai štai va, yra čia toks balionas, kurį gali turėti naras. Ir yra greito susijungimo jungtis. Ir va, tokiu būdu mes galim prisijungti tokias dujas, kokių mums reikia. Gali būti keletą dujų. Mes galim keisti balionus po vandenį ir panašiai. Ir viename ir kitame rebrizerį šiandien sumontuoti taip vadinami frontaliniai kvėpavimo maišai. Mes dar juos vadinam front mounted counterbalance.
Šiandienai Inspiration Rebreatheriai turi galimybę būti komplektuojami kaip su frontaliniais, taip ir su nugariniais kvėpavimo maišais. Taigi, aš turiu pavyzdį nugarinių kvėpavimo maišų ir artimiausiu metu sumontuosiu juos ant šito rebreatherio. Štai taip atrodo rebreatheris ant žmogaus. Kaip matot, viskas yra savo vietoje. Viskas yra kompaktiška ir jis yra tikrai labai ergonomiškas. Jeigu pakeisti frontalinius kvėpavimo maišus į nugarinius maišus, tai krūtinės vieta stipriai atsilaisvina ir pas mus truputėlį dar padidėja judėjimo laisvė. Kaip matot, Inspiration Rebreatherius labai lengva pritaikyti savo reikmėms. Galima keisti jų konfigūraciją ir galima jį padaryti būtent tokį, koks jums labiausiai reikalingas. Šiandien aš jums parodžiau, kaip atrodo rebreatheris, kuris perkeltas iš standartinės dėžės ant rago frame. Jūs matot, rebreatheris įgauna daug naujų savybių. Dėl šitos priežasties labai daug narų renkasi Inspirationą, kadangi jį galima priderinti prie kiekvieno naro, prie biliokokių poreikių. Galim keisti balionų dydžius, galim komplektuoti su papildomais balionais, galim prisijungti išorinius balionus. Kvėpavimo maišai gali būti frontaliniai, gali būti nugariniai. Tai mano rebreatheris, su kuriuo aš nardau, aš jį pasidariau taip, kaip man patogu. Skirtas šaltam vandeniui, turi galingas šviesas, turi argono sistemą, puikus balansas po vandeniu. Būtent tai, ko man reikia. Labai tikiuosi, kad kas nors iš narų susidomės šio tipo nardymais. Jie tikrai yra labai įdomus, yra perspektyvūs ir atveria naujas galimybės narams. Saugių nardymų ir iki sekančių.